Sveiki. Labas vakaras. Malonu susitikti. Malonu. Tai mes šį vakarą truputėlį pasišnekučiuosime, teisingai? Ir aš duosiu klausimus. Taip, aš šito ir atvykau. Ir sakykite, ar lengva buvo čia atvykti? Atvykau su automobiliu, tai vairuoju gana senai. Tai Tiesiog lengva. vis tiek pas mus daug remontų, juda miestas. Tai va, ir kaip jūs tas paprastas gyvenimas, kasdienis, kaip paprastas žmogaus? Kaip ir visų žmonių, esu normalus žmogus, nieko neišsiskiriantis, tai gal tiesiog darbas mano labiau matomas, tai gyvenu taip kaip ir visi. Taip, mes visi ir važinėjom. Sakykite, čia mes turime labai mažą laiką, čia mūsų ir ekspresinė tokia laida, bum, bum, nepykite, kad aš iš karto tokiais klausimais. Labai gerai, viskas gerai, aš atsakysiu jūsų klausimus, klauskite. Taip, ir mūsų ir žiūrovams, ir kartais mūsų žmonės tokį dalykėlį klausia. Na, yra tos žvaigždės, tai fantastiškai gerai atrodo, stilius, klasė, viskas. Ir tada iš tikrųjų eini į supermarketą ir nori nusipirkti tenais to. Tualetinio popieriaus, bulvių. Nežinau, bulvės čia labai, kad bulvės norit pasakyti. Taip, perku bulvės, aš valgau, žinokite, dar kartais. Ir kaip tada vat eiti ir žinau, kad pasiruošimas turbūt reikalingas, ne? Ar pavyksta? Pasiruošimas kam, eiti parduotuvę? Ja. Tai tiesiog sėdė į automobilį ir nuvažiuoja iki parduotuvės, turi kažkokį tai tikslą ir eini link jo. Taip, tai šitos dalykus tai mes žinom, tačiau kai mes ateiname ir kaip jūs ar esate pasidavusi tai populizmo madai, sakykime, dėl labai ypatingai sveiko maisto ir ar kreipiate dėmesį į tai, kad kai kurie produktai gali būti atvežti iš Sirijos, tarkim, ar iš kitų kraštų, kuriuose trūksta produktų, kur vyksta karo stovis. Ten pabėgėliai pas mus šalia atvyksta. Iš Sirijos produktų? Ta prasme, sunku būtų įsivaizduoti, bet, na, sakykim, ne, žinokit, apie tai aš nepagalvoju, eidama į parduotuvę. O tada pats pabėgėlių klausimas. Jūs nedalyvavote mitingę, nes greičiausiai būtų visur buvusios nuotraukos, taip? Nemanau, nebūtinai būtų buvusios, bet nedalyvavau. Na, o jūsų požiūris tada, galbūt jūs turite požiūrį į situaciją būtent pabėgėlių? Mano požiūris išsiskiria. Vienais atvejais atrodo, kad iš tikrųjų labai gaila žmonių, o iš kitos pusės pagalvoju, kad, na, tarp jų gali būti ir įvairiausių teroristų, ir kad gali grėsti koks nors trečias pasaulinis karas. Ir na, man atrodo gana pavojingi dalykai, bet be abejo padėti žmonėms reikia. Tai žmogiškumas, tačiau reikėtų saugotis, truputėlį tikrinti. Neįsivaizduoju kaip, bet ne mano darbas tai daryti. Teisingai, mes kiekvienas turim savo profesiją. Ar jūs dažnai, kai žmonės jūsų paklausia, atsakote nuo širdies? Ar pagalvojate labiau apie savo amplua, kaip viešo žmogaus? Matot, scenoje esu 15 metų ir jeigu aš apsimetinėčiau, tiek laiko apsimetinėti negalėčiau, vis tiek išlystų kažkur įla iš maišo. Tai esu tokia, kokia esu, o jeigu kažkam nepatinka, tai nepykite, ne mano problema. O kai jūs keliaujate, ir žiūrite, sakykime, jūsų Lietuva, kai jūs esate talentinga, jūs esate iš tikrųjų pasaulio klasės, jeigu tai pasižiūrėjus. Nemanau, aš manau, kad Lietuvoje esu labiau žinoma. Taip, žinoma, aš turiu menį, kai pasižiūri į žmogų ir matai, kad tai yra žmogus, kuris turi tą lygį, kai jeigu pažiūrėtume į kitus žmonės, kurie gali pasiekia galbūt daugiau, turi daugiau pinigų, pasauliniai mastoj, bet dėl to, kad tiesiog jie buvo didesnėse šalyse. Tai ar jūsų kartais nepakripžda kažkokia mintis, būtent kažką pakeisti iš mažos, jaukios tos mūsų šalelės? Tai pats ir atsakėt truputėlį tą klausimą, ta šalis iš tikrųjų yra labai jauki, maža ir gyvenkim ir džiaukimės tą mūsų Lietuvą. Be proto graži, teko tikrai daug keliauti ir na, man į Lietuvą visą laiką yra gera grįžti ir aš iš jos niekur nenoriu važiuoti. Tai štai, ir mes laiką jau baigiame? Aš nežinau, jūs baigsit laidą ar ne, bet jau laikas. Supratau, aš laukiau kažkur žinutės ir klausimus. Na taip, buvo tikrai labai malonu su jumis pasikalbėti. Taip pat. Ir tikiuosi, kad mums dar pavyks susitikti. Tad kitą savaitę tinkamės čia pat, o jeigu kas nors nori neformalesnių nesąmonių su keptuvėm ant scenos, tai jungtės YouTube kanalą. Iki. Taip, čia buvo Karolio pinklės ir kokie pritupimai. Pone Palmyra, kaip jūs vertinsite
ilgą kasį šį mūsų vedėją. Ne, nu šiaip Karolis šaunuolis. Aš tikrai galiu pasidžiaugti, šaunuolis. Visų pirma žavus, visų pirma šarmingas. Ir dar vienas didelis pliusas, kuris turi ir minusų tam tikrų, bet tai yra, susidaro įspūdis, kad jūs improvizuojat savo pokalbį, kad jūs iš tikrųjų jį pradedat lyg tai nuo absoliučiai bereikšmių klausimų, ar lengva buvo čia atvažiuoti, nors ne jums tai turbūt labai rūpiniai ką, bet paskui praeinat prie parduotuvės ir taip toliau, ir toks įspūdis, kad tai yra improvizacija priklausanti nuo to, ką Natalija atsakys. Tačiau toks improvizuotas pokalbis, kaip aktoriai turi pasakymą, kad improvizacija galima tik gerai išmokus tekstą. Va čia jis pakiša koją, todėl kad tada susidaro įspūdis arba vedėjas, dovanokit, aš taip sakau, kvailas, arba kalba apie beleką, kad nežino, ką kalbėti. Ir todėl čia ir yra taip. Ir nesuprasi galų gale, kas jums, Karoliui, laidos vedėjui, labiausiai rūpi. Ar kaip Bunkė apsiperka supermarketuose, ar kaip jinai atvažiuoja ryte į televiziją per kamščius, ar jai iš tikrųjų rūpi pabėgėlių klausimas. Va taip tarp šitų tada tų temų mes ir pasimetam. Taip, pati Natalija irgi paskutiniu atsakymu paminėjo, kad Karolis uždavė klausimą ir pats turbūt atsakė. Kaip tai reikėtų vertinti, Vyteni? Aš apie tai čia ir užrašiau. Pats klausiu, pats atsakau, pats dainuoju, šoku ir bilietus parduodu. Tai kam tada toks ilgas klausimas, jeigu pats jau mums pasakai, kam jinai čia tau reikalinga, tik laiką gaišta. Bet aš norėčiau pasakyti apie kitą momentą, apie vedėjo tipažą. Taip, galima sukurti tokį. Galbūt Karolis, dirbdamas televizijose, visą laiką bus toks lyg atsipūtęs. Tokia maniera gali būti, bet tą manierą tavo vidurį interviu pradėjo žlugdyti Natalija. Todėl, kad jinai perėmė pokalbio tempo ritmą, ir jinai jau tu sukai galvą, kaip čia tau dar jos paklausti, suimprovizuoti ir būti dar šituo vaikinu. Tada įtariau, kad tu toks nesi, kad tą betarpiškumą tu suvaidini mums. O tai jau nėra gerai. Nu žiūrėk, gal tu iš tikrųjų būsi va toks vaikinas. Tik tai, koks bebūtum atsipūtęs, niekada pučiuodamas ranką moteriai, nekelk jos rankos, o pats jau nepatingėk. Vyteni, parodykit. Pone Vyteni, parodykit pavyzdį. Aš tik ką parodžiu. Gerai, čia galim ir čia prieš sceną. Nu, kur aš ten? Čia, tarp kitko, mėly vyrai, jeigu kas mėgstate taip pagerbti moterį, pasižiūrėkite, čia yra etiketo reikalas. Pone Gintarai, buvo užkalbėta Natalija? Jinai buvo suerzinta. Ir aš manyčiau, kad taip, sugebėjimas pasiimti savo erdvės gali būti panaudotas pozityviai. Bet jūs pradėjote ginčyti su Natalija nuo pirmojo sakinio, atvažiavote į darbą kaip gerai, jūs tada sakot, betgi ten būna kamščių. Atsakymas, nu vis tiek gerai. Ir jūs tęsėte ginčą apie niekus pusę pokalbio. Ir buvo galima matyti, kaip pirmą kartą Natalija darosi jau nebegera. Buvo matyti jos kylantis erzuliukas. Kalbant apie jūsų klausimus, jie man pasirodė labai primityvūs. Kaip jūs ruošiatės, rengėtės eiti į parduotuvę, aš visiškai nieko nesupratau. Vienas dalykas, jie buvo uždari klausimai, kurių neįmanoma vystyti. Antra, jie buvo labai paviršutiniški. Ką su jais daryti, aš tiesą šnekant nežinau. Aš žinau, jos reiktų išmesti. Ir paklausti jūsų, ką jūs iš tikrųjų norėjote sužinoti, dėl ko jūs žmogų kvietėte. Ir trečia pastaba, kuri jums gal ir kitiems galėtų būti vertinga, ne jūs esate žvaigždė. Žvaigždė yra tas žmogus, kurį jūs kalbinat. Tuo tarpu, jeigu chronometruoti laiką, jūs pats kalbėjote turbūt apie 30-40% laiko. Aš rašyčiau 5 kaip pradžiai. Taip. O aš už savitumą, už tą drąsą ir už drąsą galų gale nebijot nei savo minčių ir pasisakyti. Nors mes televizininkai dažnai sakom, tu ką čia pakalbėti atėjai, bet net ir tai kartais visiškai priimtina. Aš už tai rašyčiau visgi 8. Vyteni? Žinote, aš irgi parašysiu 8, bet su dideliu noru, kad tą tokį pavėpusį charakterį vystytum ant labai aiškių bėgių.
Gerai viskas. 8, bet per daug, bet 8. Taigi pokalbių šou ilgakasis Karolis klausė ir 21 balas. Paplokite jam.